Mulkinaitė. Pirmininkė, bioįvairovė sudėtingas ir kompleksinis klausimas ir turbūt aišku svarbus tiek Europos Sąjungai, tiek visame pasaulyje, bet iššaukiantis kitą klausimą, kaip suderinti aplinkosaugą ir ekonominį augimą, turbūt visą apimantis klausimas ir daugiausia galvos skausmo reikalaujantis. Ir žinoma, kad bioįvairovės nykimas labiausiai susijęs su žmogaus ūkinė veikla, dažnai nepamatuota, ir galima visada sakyti, kad aplinkosauginiai reikalavimai trukdo konkurencingumui, nes Europos Sąjungos standartai yra aukšti, tuo tarpu kitose šalyse ne, ir čia atsiranda tam tikrų problemų, bet ir surasti balansą, aišku, sunku, bet visgi tam tikri prevenciniai instrumentai galėtų būti. Aš kalbu apie Europos Sąjungoje vykdomą veiklą ir tai veiklai pagrįsti naudojamas analizės. Tai kad tos analizės poveikio aplinkai vertinimas būtų kokybiškas ir nepriklausomas. Ir žinoma, realistiškai žiūrint, sunku bus susitarti Nagojoje, bet aš visgi linkiu Europos Sąjungai ir komisarui daug sėkmės. Ačiū. Thank you. Mr. Alves, please. Presidente, congratulo-me por este debate com o Conselho e a Comissão, onde podemos discutir os planos e os principais objetivos estratégicos da União Europeia para travar a perda da biodiversidade